Dar 1893 metais Anglijoje buvo išrasta ir užpatentuota ekologiška, turinti geras šiluminės bei garsą izoliuojančias savybės termoizoliacinė organinė celiuliozinė vata. Yra šalių, kuriuose celiuliozinė vata vadinama celiuliozinė vilna arba medžio pluošto vilna. Dabartiniu metu celiuliozinė vata gaminama visame pasaulyje ir pripažįstama kaip viena iš geriausių termoizoliacinių medžiagų skirtų pastatų apšiltinimui. Lietuvoje celiuliozinė vata pradėta gaminti ir pastatų apšiltinimui naudoti nuo 1993 metų. Mūsų šalyje jį vadinama ekovata. Šiuo metu, naudojant užsienio technologinius įrengimus, ekovatą gamina uždaroji akcinė bendrovė Ekorema. Ekovata tai medžio pluoštas impregnuotas chemiškai nelakiomis medžiagomis, todėl užsienyje jį vertinama kaip viena iš ekologiškiausių termoizoliacinių medžiagų. Remiantis Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių institutų laboratorijų išvadomis ir patirtimi, ekovata nuo kitų termoizoliacinių medžiagų skiriasi tuo, kad ją naudojant daugeliu atveju nereikalingos brangios, difuzinės bei pastatams neleidžiančios kvėpuoti garą izoliuojančios plėvelės. Apšiltinant medinės konstrukcijas nebūtini antiseptikai. Ekovata medieną apsaugo nuo puvinio, grybelinių ligų, nuo pelėjimo bei drėkimo, taip pat nuo graužikų. Gaisro atveju ekovata ne tik pati sunkiai dega, bet ir apsunkina ugnies prasiskverbimą prie pastato konstrukcijų. Kadangi ekovatą sudaro smulkus medžio pluoštas, apšiltinant bet kokias pastatų konstrukcijas, ekovata užpildo visus mažiausius plyšius ir nelygumus, sunkiai pasiekiamas vietas. Labai gerai apgaubia konstrukcijas, ko tikrai nebūtų įmanoma padaryti jokia kita termoizoliacinė medžiaga. Norim pademonstruoti, kokiomis problemomis susiduria statybininkai naudodami mineralinis vatas apšiltinant pastatus. Viršui šitoj vietoj yra paliktas 10 cm tarpas. Imam plokštį, kurios yra storis 10 cm, viršui liktai normaliai išsipildo. Einam žemyn, storis keičiasi, išlenda mums mineralinė vata. Šiuo atveju reikės jau naudoti plonesnį. Tarp senųjų esantis šitas plyšys, jo neužpildo mineralinių vatų plokštės ir lieka šalčtiltelė. Norint išpildyti šitą storį, mes jau naudojam 5 cm. Aukščiau dedame šito. Ir statybininkai gaunasi labai didelį problemą, norint išlyginti ir užpildyti tą paruoštą termoizoliaciniai medžiagai oro tarpą. Šitas problemas galime išspręsti ir labai lengvai išsisprendžia naudojant celiuliozinę vatą ekovatą. Ekovata tinka užpildant statomų ir seniau pastatytų mūrinių bei kitokių konstrukcijų pastatų oro tarpus. Norint apšiltinti oro tarpą po grindimis, nebūtina ardyti ir grindis. Kadangi ekovata gimininga medienai, tai įrengiant stogus nebūtinos plėvelės bei ventiliuojami oro tarpeliai. Noriu užakcentuoti tai, kad atliekant apšiltinimo pastatų ekovata tiek mūrų paviršius, tiek senų namų renovacijų, tiek naujų namų apšiltinimo, visais atvejais nereikalinga garą izoliuojant plėvelė, nereikalinga difuzinė plėvelė, nereikalinga palikti oro pratraukimų tarpelį, ventiliuojančių tarpelį. Ir užpildymas visais atvejais, visi plyšiai, lyginant su mineraliniu vatom, užsipildo 100%. Teisingai eksploatuojant pastatą, ekovata išlieka pilnavertė daugiau kaip 50 metų.